Groži tu groži, gėri tu gėri, gėri tu gėri, groži tu groži, geri, jei gražu, gražu, jei geri, ir jeigu geri, tai reiškia gražu. Autorius nežinomas, vyrų eilės. Sveikučiai! Dar viena vieta mūsų kelionės. Pažiūrėkit, pažiūrėkit, kokia graži vieta. Gaila, kad kaimo pavadinimas jau biški ir pribrendęs. O žinot kodėl? Nusilupęs. Ragūnai. Tokia vieta, suprantat, kur vieniem maloni, kitiem nelabai. Ragūnuose, sako, gyvena daug briedžių. Nežinot kodėl? Labai gražus kaimas vyriškas toks. Ir su širdute geltona. Ir trikampis bikinio. Grinai Ragūnų. Net pažymėjau, labai labai gražu, labai miela. Ką norėjau pasakyti, kad iš tikro šitą miestį kaimelį man parekomendavo senbernių skaitovų klubas Urvinukas, SS Kurvinukas. Ir sako, va, šita knyga irgi labai tiktų šitam kaimelį skaityti. Tai Atpirkimo ožys. Sako, ožys irgi turi ragus, tai galima būtų paskaityti. Tikrai nebloga knyga, varčiau, paveiksliukų nėra. Tai, bet bus matyti, yra užrašai didesni, tekstas toksai lengvas, daug labai pokalbių yra, tai manau, kad kaip ir normaliai. O ką dar apie šitą kaimą? Šitas kaimas labai žymus tuo, kad čia visi važiuodavo paverkt su ragais. Jėzau, kai gauni ragus, važiuoji čia. Ragūnai už tai ir yra. Tai va, ką dar, kaimas mielas iš tikro, pasitiko mane šiandien šventiškai, sako, užeik mielas, gal norėsi būti raguotu. Mes čia visi savi, toks, vis tiek vyriškas solidarumas jis yra. Nesvarbu, kas nutiko, gerai, blogai, solidarumas yra. Ypač kai blogai. Tai da solidarumas toks yra, kad, maladės, kaip gerai, kad ne man. Tai čia toks, gal dar daugiau ir lietuviškas, bet va, žiūrėkit, va, pavyzdžiui, va dabar va čia. Štai, paserviruota viską, sakė, šaukšteliai paduoti, lėkštutės padėtos, viskas taip, kaip turi būti. Va, matot, jaučiasi, kad laukia manęs, va, prašau. Pažiūrėkit, kaip gražiai padėta, 2 bandelės, dešrelė. Ir dar gėrimuko. Žinokit, negaliu. Knygutė pirmiausia, tai man tas maistas kaip maistas, bet geriu, mielieji, geriu į jūsų sveikatą. Gera, gera. Natiurmortas tai tikrai gražus. Patagadinau. Labai. Pirkimo ožys. Gražus natiurmortas. Jau kas padarė šitą gražų natiurmortą, tai labai šaunus iš tikro. Pavydėkit man. Va, tikrai graži vieta. Pievos, laukai, kelias, upė. Taip gražiai kalbėjo. Ir gavosi žodis Ragūnai. Ragūnai čia labai gražu. Žinot, matot, čia dar yra ir krūmų visokio. Žinot, kam tie krūmai? Kad ragus galima būtų numesti. Ateini čia, ramiai sau, numeti ragus, paskui varai. Hop. Čia nusiplauni nuodėmes ir viskas ir vėl. Blemba, dar prie kryžiaus pasimelst reiktų, vis tiek. Va, yra 2 keliai, arba čia nuplaut, arba ten. Galima nuplautas nuodėmes, tada tik tai hop, viso švarus, sėdi ir važiuoji namo. Aš dabar galvoju, vis tiek 12 jau pietai, gali papietaut. Dešros yra, pirkimo ožys irgi yra. Nežinau. O tai kur mano mišrainė? Kur mano padėkliukas? Žodžiu, toj operatorius iš naujo, aš einu atsinešti viską. Atsinešiau viską. Tai dar įdės man kas nors ko nors skaniau ar ne? O, geras. Yra. Gavau valgyti. Kažkokios bazos. Dar įmetė. Jau dabar tai jaučiu. Gerai, kad krūmai arti.
Varysiu kiek galiu. Žodžiu, skanaus man, ragauju dešrą. Oi, tas gardumas. Nupjoviau sasyskai galvute. Ragūnuose taip jau tradiciškai. Matot? Grinai galvutė. Matot? Galvutė nupjau. Galit sakyti, ką norit. Svarbu skanu. Nubiliamba, kaip skanu gamtoje. Ne kiek gamtoje, kiek ragūnuose. Dešra tikrai žarna vadys. Gerai, kad krūmai šalia. Gal paliūniškų iš to užpiltinė padės. Turėčiau nuvirst dabar į to žolės. Kaip ten vienas daro per LRT. Bet bijau, kad erkučių į subį neprilys ir paskui bus problemų. Tai nevirsiu. Žodžiu, skanaus man. Susitiksim paskui krūmos. Čiau. Viskas, galim važiuoti. Suveikė salotytės. Aš pasiruošęs. Mes nugalėsim. Lietuva be vyrų, Lietuva be ateities. Už kultūrą ir už meną. Ir žinot ką? Išgėriau ir supratau, kad vos nepadariau nedorybės. Buvau pamiršęs pažymėti. Ragūnai 4. nacionalinis vyrų vertybių registro taškas. Ragūnai, va. Ragūnai. Ragūnai aukštyn kojam, nes ragai. Tai va, ir jis labai labai gražiai čia tiks. Va, prašau, matot? Va. Va. Už tai ir išgerkim. Už tos raguotosius. Ir už kanopinius. Už Lietuvos vyrus. Paskutinė tikrų vyrų vada. Va tai, va ten kokie pažiūrėk bakūžė. Matai, kaip čia mandrai. Jau čia prie ežero, jau čia stengiasi darė. Minkelių gyvenvietė. Čia važiuojam, ne? Čia. Gražu, Minkelių kaimas gražu. Prie ežeriukų. Va čia kaip tik dar rezervinės vietos yra. Jau čia variai šalia, tai čia jau pavarė. Va čia reikėjo staliuką statyti, o ne ten pastatė ragūnuose man, nu. Įstatė ragus. Nu kągi, atvažiuojame dar vieną mano pažymėtą gražią vietą. Lankyną galit pasižymėti, nes jau čia variai, jau čia taip gerai visi pavaro. Žinokit, čia gali būti, kad net geriau negu Merkinės piramidė. Čia tiek galių yra, už tai ir vadinasi kaimas, jau čia variai. Nu, čia ne apie jaučius, ne apie karvės, nors važiavom, buvo karvės tokios juodos ir aš galvoju, kad žodžiu, tai va yra. Aš tai galvoju, kad jau čia variai, tai visada buvo, yra ir bus ant bangos, žinokit. Sklinda kalbos, mano nuomonė ir mano galimais šaltiniais, kad čia kažkas gerai pavaro. Tai va, taip jau čia gerai būna. Senoliai žinojo, kad jau čia variuose galima taip pavaryti. Net yra toks variantas, nėra galutinai patvirtintas, bet čia jeigu gerai pavarius, tai galima gerai pavaryti. Jau čia variai. Čia net sako, kad visi šitie, kur į Seimą išrinkti, čia atvažiavę buvo pavarę gerai ir paskui juos išrinko. Žodžiu, jeigu turit galimybę, važiuokit čia, nes čia jau čia variai. Čia geriau negu teleloto. Čia visada galima kažką laimėti. Ar kokių erkių, ar kur mašiną įstrikdyt, ar dar ką nors kokį biesą, gal kokie šeškai užpuls, gal lapė kokia. Nu, maža kas, bet žodžiu, čia taip gerai. Matot? Čia dar viena vieta, matot pažymėta. Kaimo plėtra į miestą fondas nuo 14 iki 20. Būtent šitą medelyne, jeigu pasistatai palapinę, pagyveni savaitę, ant duonos ir vandens, yra tikimybė, kad tave išrinks į Seimą. Taip atsirado Nemuno aušra
Neries pavėsis ir visos kitos partijos. Žodžiu, čia, būtent čia steigėsi partijos. Todėl dabar čia užrakyta, nes dabar dar toli rinkimai, tai dabar užrakyta. Bet paskui sakė, atvažiuos ir atrakins. Tai žodžiu, jeigu kas nori ir turi galimybę, tegu važiuoja, jau sako, reiktų kažkur su pirmais kovais, kovo pradžiai čia apsigyvendinti ir su paskutiniais gandrais iki čia reikia išbūti. Ir tada jau yra išsipildys tos svajonės. Tai va. Ir tiek, kelias čia geras, jeigu ką, galima ratov važiuoti ir viduj labai malonu ir viskas labai gera. Variuose, kai pabuvom, tai dabar jaučiu, kad pavarysiu čia 6 kartą ratu suku ir neina išvažiuoti. Jau čia variai konkretus. Jau negali man jų ir varyti, nes jie kai pavarys, tai maža nepasirodys. Dublis 7.8.3. Kaži, paeis man čia išvažiuoti ar ne? Jaučiu variai nenori paleisti, jaučiu reiks man ir čia palapinę statyti. Jaučiu, kad ir man reiks man. Jaučiu variai. O jetau, čia kokie reikaliukai yra su jaučiu variais. Jaučiu varom ir bus linksma, kai atvažiuosim, vėl bus pabaiga kelio. Privati valda, taip ir yra. Skuf, paskutinė tikrų vyrų vada, kuri važiuoja net ir per pelkes. Ir kas, kad užklims ta mašina, ir kas, kad paskui čia ryšio nebus. Ir nieko, Bus matyt. Čia bus linksma, žinok, iš tikro. Tokį kelią, šitą kelią aš žinau. Bet žmonės gyvena ir traktorius stovi, tai geras ženklas. Einu pažiūrėti, ar čia išvažiuosim. Čia jaučiu, kad nepravažiuosim. Su savo kabloku čia be šansų. Taigi čia užklimsiu iš karto. Einam žiūrėti. Čia kalniukas, čia neįvažiuosi, čia prasisuks ratai. Važiuosim atgalios. Ką, jau čia variai tai pavarė. Va taip ir būna, kai prisišneki biškutį. Galvoju, jau čia kai pavarysim, kai važiuosim, nė velnio taip nebūna. Sako, jeigu tu galvoji, kad tu kietesnis už gamtą, tai kad aš čia ir su batai semiu, tai čia su mašina be šansų. Ką, linksma. Sukamės. Kelelis tolimas. Sveikočiai. Legendinė vieta, kurios ilgai ieškojau. Variau, jaučiu, variau ratais, kvadratais, bet atvažiavau. Ir ne veltui. Čia tikras vyriškas kaimas, pasididžiavimas. Pavarpiai. Labai gražus kaimo pavadinimas. Aiškus, suprantamas, tiesmukiškas. Tik žinot, kuri viena yra didelė problema? Čia pavarpiai. O kur varpa? Aš čia dar prieš tai ieškojau žmonių, kad paklaustų, sakau, kur varpa, kas nunešė, paslėpė, kur jinai yra. Nei žmonių, nei varpos. Vienos problemos. Bet visa laimė, kad man šitoj kelioniai padeda mūsų senbernių skaitovų klubas Urvinukas, SS Kurvinukas ir turtingi vyrai, geriau būčiau jas rekomendavo šitą knygą. Ir šitoj knygoje kažkas buvo parašyta. Šitoj pasižiūrėsiu, gal ką rasiu. Sako, knygoje rašo, kad galimai į varpą yra parišta Raišeliškėse. Čia šalia. Arba varnos nunešė į Varniškės. Aš nežinau, važiuot man, ieškot, nežinau, ką daryti. A kam reikia rodyti dabar, kad aš išskaitau iš lapuko? Pirmas kaimizmo požymis, O, ir širšės lenda bobiškos dar. Žodžiu, sėdžiu čia dabar, galvoju, reikim pisti. Paliuliškių, prie kelio. Miestą pažymėjau. Pavarpiai turi būti miestas, o ne kaimas. Tiesa. Ėjo žmonės, pirmai ėjo. Sako, dovanų tau duosim, tu toks nuostabus, nes tu vienintelis už tikrus vyrus. Taip, sakau, aš skupas, aš paskutinė tikrų vyrų vada. Ir man įteikė iš Poparto festivalio
Popartas, moterų artas. Nu, nesvarbu, vyrų, man, pop. Va, pop, man, art. Matot? Vyrų. Ir įteikė man, sako, tu esi kaip mažasis princas Lietuvoje. Vienintelis nepakartojamas ir įteikė tą dabar man čia šitą dėžutę. Reikia išpakuoti, ar čia yra pinigų kokių, ar alaus, ar gėrimų, gal čipsų. Žodžiu, pakuoju, žiūrim, kas čia bus ir bus matyti. Tai va. Taip, kad tikrai tik dabar supratau Popmart. Populiarus vyrų menas. O. Aš galėčiau kultūros ministerijoje būti. Nu, graži dėžų maišelis. Jaučiu, kad riešutukai viduj. Žiūrim. O. Rudas, tai šokoladas. Oba. Ongeldongas. Nu, beveik kaip aš ir su buteliu, ir su dėžė. Idealiai tinkantis man. Nu, kaip pataikė. Idealiai. Tai va. Dabar mes važiuosim visur dviese. Aš ir tas mažas princas. Štai. Skuf. Paskutinė tikrų vyrų vada. Labai gražią vietą pasirinkau. Jeigu operatorius iš toliau parodytų, tai matytų, kad čia bikini zona. Grinai. Varpos mėgstamiausia vieta. Pavarpiai. Gražus kaimelis ir tiek. Bet jau blint kaip šalta. Gal ir varpai kartai šalta. O, kad jie atbėgtų čia, kailiniais apgaubčiau ją. Žodžiu, reikia važiuoti ieškoti apgaub. Nušals vargšė per žiemą. Jeigu kas radot varpą, rašykit man. Bandysim gelbėt. Tai tam kartu tiek.